Lietuvoje pradėta leisti naują mokslo populiarinimo knygų seriją. Lietuvos mokslo akademija, vykdydama mokslo populiarinimo misiją, per 2 metus planuoja išleisti 12 populiariausių pasaulio autorių knygų lietuvių kalba. Pirmoji jų – Jeremio Rifkino Trečioji pramonės revoliucija, pristatyta Lietuvos mokslo akademijoje. Ten yra, tarp kitko, daug netikėtų minčių, net ir man pačiam buvo vis daugiau šalininkų už tos vadinamosios žaliosios energijos plėtojimą vietoj to iškastinio kuro ir iš kitos pusės platus tas interneto panaudojimas komunikacijai ir sukelia ir iššaukia tą trečiąją revoliuciją, apie kurią autorius visapusiškai ir mėgina atskleisti šitoje knygoje. Šios serijos knygos bus platinamos ir tradicinė spausdintinė versija, ir elektroninėje erdvėje. Visos 12 knygų bus platinamos 1000 egzempliorių tiražu ir jos bus siūlomos įvairioms mokslo įstaigoms, bibliotekoms, kitoms mokslo ir studijų institucijoms. Kaip ją gauti, tai turbūt paprasčiausias dalykas, tai tiesiog atsidaryti internetinį puslapį www.lma.lt ir ten yra pirmosios 2 ir bus visos kitos elektroninės šių knygų versijos. Ekonomikos, antropologijos, fizikos, psichologijos, klimatologijos, filosofijos ir kitų mokslo šakų populiarinimo knygos skirtos plačiam skaitytojų ratui, besidominčiam mokslo pasiekimais ir vystymusi.